Labą dieną visiems. Kviečiame visus į mūsų kasmetinį balandžio 1 Lions klubo koncertą, kuris vyks balandžio 5 dieną kultūros rūmuose. Šių metų kontekste numatyti yra liūtų vakarienė. Norėčiau paminėti, kad šie metai yra įspūdingi metai liūtams, nes bus 20 metų, kaip liūtai jau scenoje. Jumis liūtai linksmina, suteikia jums didelio pramogų ir šiais metais pasitengsim padaryti tai, kad tikrai bus įspūdingas kūriniai, įspūdingi įspūdžiai ir bandysim visus pralinksminti, suteikti gerą nuotaiką kaip visą laiką. Ir aišku, kuo jūsų daugiau susirinks, tuo mes daugiau surinksim lėšų, tuo daugiau paremsim vaikų su negale, tuo daugiau šeimas paremsim, kuriom būtinybės yra didžiausias. Ir šiais metais mes turim 3 siurprizus. Tai yra 3 siurprizai, kurių visų mes negalim atskleisti. Tai vieną draugiškai nutarę, pasitarę, mes čia jum atskleisim žiūrovom vieną siurprizą, kad kaip kiekvienais metais mes kviečiam kažkokį renginių vedėją, tai šiais metais bus Andrius Žiurauskas. Tai vieną iš siurprizų atskleidėm. Dar 2 siurprizai laukia jūsų koncerte, tai prašom ateikit ir tikrai nustebsit, pamatysit tos siurprizus. Pirmiausia, jeigu matosi, yra skelbimas, gal jisai ir negalutiniam variante, bet bent informacija teisinga. Žodis vakarienė, kurį prezidentas sakė, yra pusiau teisinga. Tai dar bus ir pietų koncertas, katras prasidės 15 valandą, o ta vakarienė tikroji, tai jau 18 valandą prasidės. Na, ką reikia pasakyti, kad principas tebėra koncertų tas pats, kurį trumpai galima būtų pavadinti aš pats savo režisierius. Tai čia turėčiau paminėti prezidentą pirmiausia, gerbiamą Gediminą, taip, kuris viską tą kultūrinę prasme reguliuoja. Turime žmogų Petrą, kuris, kaip sako, yra respublikinis šiemet vicegubernatorius, kuris rūpinasi, kad ne vienam klubui nebūtų neišsiųstas kvietimas ir taip pat reguliuoja visą filmuotą medžiagą, kuri paskutiniais metais ypatingai turi pasisekimą mūsų koncertų metu. Taip, nors šiandien Aidas užkulisį, bet jis jo trumpai pasirodyk, nors jis labai aktyvus organizaciniuose dalykuose ir vaišinimo kava. Jisai yra atsakingas visada. Kaip visada, programa standartiškai būna iki 1,5 valandos, nors mes visada taip sakom iki 1,5, standartiškai jinai išsitempia daugiau. Jo, bet aš manau, žiūrovui tikrai nuo to nėra blogiau, nes jisai pamato tą, ką mes prigalvojam ir mums atrodo, kad turėtų viskas greičiau būti, o gaunas taip kaip visuomet biškai ilgiau, bet nuo to renginys, manau, nenukenčia, žinai. Tokio tipo renginio, kaip mes darom, nėra niekur Lietuvoje. Ne tik, kad nėra buvę, nei šiais metais, nei istorijoje kažkur. Visi daro paprasčiau, pasamdo kažkokius tai atlikėjus ir tiesiog ir paprastas. Aš norėčiau pridėti dar čia artimiausių rajonų klubą atstovą ne vieną metą yra kalbėjai, kad mes irgi norėtumėm prisijungti, o gal į savo koncertą padarysim mes irgi vieną antrą numerį. Bet mes pasikliaujam savo sugebėjimas ir jau ta tradicija tapo, kad būtent klubs daro koncertą. Klubo nariai. Jo, klubo nariai. Ir iš kitų klubų mes
nebenūrėm pagalbos, mes jau gan stipriai jautamės. O šiaip šokėjai bus. Garsūs žmonės. Garsistai, šviesistai, ar kaip jūs lietuviškiau pavadinti. Šiek tiek mums padeda kultūros centro dailininkai. Taip, be abejo, apšvietėjai. Žodžiu, mes į pagalbą kviečiamės Plungės bendruomenės žmonės. Ir kas tik tai gal, tas ir prisideda. Tas ir prisijungt prie mūsų. Čia renkamės ne tik pasilinksminti ar palinksminti, čia yra mūsų tokia koncepcija, tas labdaringas toks koncertas, kurios surinktas lėšos visos atitenka vaikams su negalia, sunkiai gyvenantiems. Ir tuo pačiu norim gal pagarsinti, kad bendruomenė galėtų kreiptis į mus, kam reikia, vaikams sunkiai, sakykime, sergantiems pagalbos, nes iš tikrųjų visų mes negalim žinoti. Ant scenos, galiu pasakyti, 2 pasirodys nauji. 2 nauji nariai pasirodys ant scenos. Niekada nematyti. Kurie niekada ant scenos nebuvo matyti. Debiut šiais metais bus. Ir tam koncertu aukojam pakankamai daug savo asmeninį laiką ir koncerte dalyvaus netgi kitų Lions klubo Plungės šeimos narių, bus sutuoktinės, žmonos, draugės prisideda. Kodėl mes akcentuojam tą 20 metų, tai pats pirmasis liūtų koncertas buvo 2005 metais. Iš tų 2000, nuo tų metų 3 koncertų tik nebuvo, nes buvo karantinas ir dar vienas. Ir koronas. Salis remontas žadėjai būti. Na, dar vienu žodžiu, reiškia, iš viso yra šiemet bus 18 koncertas. Konkrečiai reikia užkonkretizuoti tokį dalyką. Čia yra ne bilietai, čia yra kvietimai į renginį. Kurie prisideda, paukoja. Ir dėl tų kvietimų kreiptis į prezidentą arba į bet kurį Lions klubo narį. Dieninis 3 valandą bus 20 eurų, o vakarinis 6 valandą bus 40 eurų. Mes norim, kad pats plungiškiai galėtų sudalyvauti tam koncerte, pažiūrėti renginį ir dėl to darom 2 renginius, 3 valandą darom daugiau, tai čia Plungės jau, sakykime, bendruomeniai. O kaip sakė Gediminas, vakarė suvažiuoja iš visos Lietuvos, tai realiai daugiau negu pusę salės užėm, tai realiai jeigu vieną koncertą darytumėm, tai plungiškiai nematytų nieko, tai iš viso nieką nematytų plungiškiai realiai. Tai mes neprisidengim, taip. Tai mes stengiamės visus patenkinti, tai verčiamės per galvą, darom 2 koncertus, nors aišku, mums mieliau būtų vieną koncertą daryti. Bet ką padarysi? Kad turėtumėm didesnę areną daryti. Jo, kaip pasatyšia, krepšinė arena ten... O vis daugiau vietų. Aš manau. Sakė iki 2000. Vo, iškart vieną koncertą visiems, bet visą darom. Visų bendra, paprašykim, kad plungėškių, kad ateitum pas mūsų į koncertą ir paklausytų mūsų dainų. Šis kartą. Laukiame visus į koncertą!